Sveiki. Šį kartą mūsų tema yra liūdnesnė. Apie tai, kad nepradėk savo verslo, gerai? Jeigu galite dirbti, kur dirbot, arba būti be darbo, kur esat be darbo, ar daryti, ką darote, tai ir tęskite. Nepradėkit savo verslo, dėl to labai mažai šansų, kad jisai pasiseks. Bjauri pradžia, ar ne? Bet tokia yra realybė. Dauguma verslų bankrutuoja per pirmosius 5 metus. Nesakysiu procentų, didžioji dauguma. Bet kas galbūt būtų įdomu, pasianalizuoti kodėl. Kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl daugelis verslų neišvažiuoja ir neįsisuka į to, ką mes ir svajojame. Kaip manot, kodėl? Nežinau, ką manot, pabandysiu galbūt atspėti. Galbūt pataikysim tai, ką manote. Viena iš priežasčių yra, tai yra ne tavo. Ne tavo svajonė, netikras pašaukimas, ne tai netinkama motyvacija verslo kūrimui. Dažnai žmonės sako, noriu daryti verslą, kodėl? Nes uždirbsiu iš jo daug pinigų ir va tada jau aš būsiu finansiškai nepriklausomas, laisvas, galėsiu daryti, ką aš noriu. Bet tada visą laiką, darant savo verslą, vadovaujant, visą laiką yra vidinis konfliktas. Viena pusė nori daryti, tam, kad to daugiau nebedaryti. Nesąmonė, ar ne? Bet dėja tai būna. Dirbi tam, kad daugiau nebedirbti. Ir va su to vidiniu konfliktu mes esame vidutiniškai efektyvūs. Eini pardavinėti savo paslaugų, bet nekenti pardavimo. Tavo rezultatai atitinkamai tokie gali būti, taip? Dėja taip. Nori kažką tai naujo dar daryti, bet supranti, kad tai yra tik tai prievarta, vergas savo pačiame versle žmogus kartais tampa. Taip, vieni nuo to žlunga ir pabėga ir džiaugiasi išsilaisvinę, kiti pasiekia rezultatus. Ir oi ne vieną žmogų žinau ir klientus, su kuriais dirbame, kurie turi savo verslus įsuktus ir sėkmingus ir svajoja, kaip jie išvažiuos avių auginti, išvažiuos į kaimą, kaip viską paliks, parduos. Ir su ne vienu tas procesas jau nebe 1 metus trunka, kur patys sako, ar aš verslui, ar verslas man. Jei jau daryti, tai daryti tokį, nuo ko kaifuoji. Kad tai nebūtų darbas, o kad tai būtų hobis, už kurį gauni pinigus. Tokie verslai yra sėkmingiausi. Tai yra pagrindinė priežastis sėkmės. Meilė. Verslas turi gimti iš aistros, iš hobio, iš pomėgio. Kad jeigu gali tai daryti be jokio atlygio, nesustodamas 10 metų, 24 valandas per parą, bet tada tik tai prie to reikia prigalvoti elementą, kaip iš to dar uždirbti pinigų, puiki pradžia verslui. Tokį darykite. Kita priežastis. Jeigu startas buvo tinkamas, motyvacija tinkama, netinkamas valdymas gali būti. Gali būti, jog esate puikus savo srities specialistas, tačiau geras srities specialistas, tarkim, puikus laikrodininkas, nebūtinai tampa puikiu vadovu. Tiesiog tai yra skirtingos profesijos. Vadovavimas gali būti neefektyvus. Gal norėsi viską pats apgrėbti, gal norėsi pats viską daryti, gal nemoki tinkamai užduočių deleguoti. Vadovavimas ir planavimas. Prastas planavimas veda link prastų rezultatų. Kuo tiksliau mes žinome, kur mes turime nueiti, kuo tiksliau mes žinome tikslus, rezultatus siekiamus, strategijos kelius link tenais, kuo labiau tai žino komandos, su kuriais dirbame, valdymas, jo trūkumai irgi yra pagrindinė priežastis, dėl ko verslai bankrutuoja. Tai jeigu nesat pasirengę būti gerais vadovais, ar sakyti, kad nepradėkit, ar sakyti, kad pradėkite ir greitai mokykitės. Geriausia mokykla yra gyvenimas, aišku. Pradėti ir augti vadovų kompetencijos lygmenyje. Vadovų, ugdytojų, kaučerių, lyderių prasme. Planuoti ir siekti rezultatų. Dar viena priežastis – kapitalas. Šičia principas su verslu dažnai būna kaip ir su statybomis. Kaip sako statybos, jeigu tu suplanavai, kad tau reikės 10 000 remontui, jau visas medžiagas ir visus darbus suskaičiavęs. Tai jeigu nori žinoti realų biudžetą, prie viso šito pridėk dar 20%. Ir tada padaugink iš 2. Tai bus realus biudžetas, kiek iš tikrųjų išleisi remontui. Kas darėt remontą arba statėt, ką nors sutiksite turbūt su šito teiginiu. Dažnai su verslu būna panašiai. Dažnai žmonės galvoja, prasisuksim čia minimaliais kaštais. Čia truputėlį pats, čia draugas padės, čia dar tas, man atrodo, turėtų sumos X užtekti. Ir tik tai, kai įsiveli į veiksmą, išaiškėja, kad ta suma X gali būti 3 kartus reikalingesnė, 3 kartus didesnė reikalinga, arba 5 kartus. Tai paskaičiuokime nuo pradžių, ar iš tikrųjų turim pakankamai kapitalo. Jeigu mes turim mažai kapitalo, tai tada suplanuokime tokio greitumo plėtrą, kiek tikrai jo užtenka. Galbūt mes pagaminsime vieną kokį nors
Tarkim, išrandame naujos formos dviratį, ar ne, su keliais ratais naujų ten kokio nors patobulintų varikliukų arba dantračių. Puiku, bet jeigu mes turim kapitalo vienam jam pagaminti, tai galbūt įsisukimas bus pagaminai 1, pardai pagaminai 2, pardai pagaminai 3. Galbūt taip. Jeigu mes manysim, kad iš karto mes susiperkam medžiagas, darome jų 10 ir tada užstringame ties to, kad nebeturim pinigų reklamai, puslapiui, Facebook profilį nuolatos atnaujinti ir turime tik tai pusiau pagamintų 10, čia ir stringame. Kapitalas, kurio vietoje jisai būtinai bus reikalingas, jeigu ne piniginis, tai tada žmogiškasis, savosiomis pastangomis viešinimui, kad apie jūs, jūsų produktą žinotų tie, kuriems reikia apie tai sužinoti. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl verslai žlunga, kad mes puikiai žinome, ką mes galim padaryti, kokias paslaugas galim puikiai teikti ir tai fantastiškai gerai darome, bet apie tai žino mūsų draugai, ir dar jų gal keli draugų draugai. Tada mes klientų turime užtektinai pirmiem keliam mėnesiam, pirmiesiams mūsų produktams ir tada sustoja. Verslas augs tada, kuomet mūsų apie mus daugiau žinos, kuomet pirks daugiau mūsų paslaugų. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių. Yra du skirtingi keliai, visiškai priešingi. Iš vienos pusės, kaip ir sakau, reikia labai aiškiai žinoti tikslai, strategija, kaip tu tenais nukeliausi, kaip tai realizuosi. Puiku, jeigu tu tą sritį jau išmanai. Tačiau ką daryti, jeigu tai yra sritis, kur visiškai kol kas nieko neišmanai. Tik tai sugalvoji fantastišką idėją ir ką dabar daryti, kaip susiplanuoti ten, kur nauja. Tada yra strategijos modelis labai paprastas. Vieno žingsnio strategija. Tai reiškia, sugalvoji vieną žingsnį, daryk. Kokia dažnai būna problema ne su žlungančiais verslais, o su neprasidedančiais verslais. Žmonės žino 5 žingsnius į priekį, bet supranta, kad po 3 mėnesių, po 6 mėnesių veiklos susidurs su nežinia, su neatsakytų klausimų ir reikia dabar atsakyti ir ieškoti sprendimų, kaip ten reikės daryti to arba toje situacijoje. Bet realiai, kuo tu žvelgi toliau į ateitį, tuo galimybių yra daugiau. Skirtingi galimi keliai ir nežinia, kurio nueisi. Tada bandyti juos visus nuplanuoti, numatyti, tam reikia milžiniško laiko resursų, kad visą tai susigalvot. Taip ir užtrunka. Žmogus sėdi su savo idėja, dar planuoja, dar galvoja, dar analizuoja, taip užtrunka pusę metų, žiūrėk, jau kažkas paėmė ir padarė. Tai va atrasim balansą tarp to aklai žengėme pirmin, kas irgi yra beprotiška, ir tarp to sėdime ir analizuojame 5 metus, tol, kol visi jau seniai padarė ir aplenkė ir tai jau netgi tapo atgyvena, mes dar net nepradėjome daryti. Vienas žingsnis gali būti tiek, kiek yra nerizikinga, ne per daug rizikinga. Žinoma, aklai iškart investuoti visą savo turimą turtą, žiūrėsim, kaip tenais gausis. Ne, gal nebūtų protingiausia. Bet žingsnis, susitikimas, iš susitikimo galbūt 5 susitikimai, iš tų susitikimų galbūt kažkokią tai analizę, tu investuoji savo laiką. Prie tos analizės galbūt pagaminti savo prototipinį kažkokį tai modelį, investuoji truputėlį pinigų, iš to išaiškėja, kad jūs truputėlį daugiau žinai, gal su to modeliu sudalyvauji kur nors parodoje, jį pristatai potencialiam klientam, gal parduodi pirmosius 5 kažkokius savo gaminius. Žiūrėkit, iš mažo žingsniuko gavosi, jau tu išbandai viską, kaip kas veikia. Ir va tada jau, kai jau išbandai, tu jau veiki tame, tik tai tada turbūt ateisi iki momento, kuomet galima ir reikia detaliai planuotis. Tada jau reikės sėsti strategiškai dėlioti. Ok, po 3 metų mes būsim ten, apyvartos, rezultatai, klientai, segmentai, jų poreikiai, nes jau išmanote tą rinką, jau išmanote tą verslą. Išmanimas ateina tik tai darant. Kol yra tik tai idėja, nuo jos reikia tiesiog žingsnio. Dar vieno ir dar vieno. Ir vis tik tai, jeigu mes sėkmingai perėmėme šitos pirmosius kliuvinius, tinkamą motyvaciją, darome savo svajonę, savo pašaukimą realizuojame, turime pakankamai kapitalo, žmogiško ir finansinio, technologinio, kad išjudėti taip, kaip mes susiplanavę esame savo tikslų siekti, žinome, kaip mes save iškomunikuojam, kad klientai pas mus eina, žino, perka, naudojasi paslaugomis. Sekanti grėsmė atsiranda šiek tiek vėliau. Klientai yra prarandami. Net jeigu jūs esate pionierius ir unikalias paslaugas teikiantis arba unikalų gaminį gaminantis, tuoj pat atsiras kažkas tai, kas tai su pasididžiavimu nukopijuos ir padarys lygiai taip pat kaip jūs, tik gal šiek tiek geriau, gal šiek tiek pigiau. Ir va tada, kas laimi, tas, kas labiau savo klientus myli, kas su jais labiau komunikuoja. Dažnai klientai yra prarandami. Jie atėjo, pirko, puiku atrodo, viskas, jau jisai ir bus per amžius. Jie dingsta, jie yra pamirštami, jie yra neprižiūrimi. Didžiausia problema būna tai, kad jie tiesiog išeina pas kitus. Kažkas tinkamu laiku pasitaikė.
Čia yra jau antrame verslo augimo etape. Žinoti savo, kas jūsų klientai ateinantieji, kurie yra ir kaip kiekvienam iš jų duoti daugiau negu jie tikisi. Klientų aptarnavimo vienas iš sėkmingiausių modelių. Jų lūkesčiai yra X, mes juos realizuojam, jau jie yra laimingi. Bet jeigu duosi dar truputėlį daugiau to, ko jie nesitikėjo, jeigu tai kavinė, galbūt tu duosi mažą pyragaitį jiems išeinant, nemokamai dovanėlę. Arba vyrėjas asmeniškai, šeimininkas ateis ranką paspaus, ačiū, pasakys, kad atėjote. To nesitikė, nes tai nėra būtina, bet labai miela. Bus grandinės efektas, nes jie išėję pasakos kitiems, kaip ten yra geriau negu bet kur kitur. Mes turime kiekvienas verslas išsiskirti iš visų kitų, nors truputėlį būti geresni, tada mes galėsime būti geriausiai. Tai vat atraskite savo pašaukimą, atraskite, kuo būsite dar geresni negu bet kas visi kiti, nors trupučiuku. Žinokite, kaip tai padarysite, susiplanuokite ir darykite. Jeigu tai jūsų pašaukimas, jeigu tai jūsų svajonė, darykite tik tai. Jeigu nepasiseks, pasiseks antrą kartą. Jeigu tada nepasiseks, trečią kartą. Verslas tai mokykla, tai yra laboratorija, kur galima augti savo asmeniškai, galima auginti savo komandą, ir teikti kažką tai gero žmonėms, su kuriais gyveni, kuriems dirbi, klientams mūsų. Sėkmės versluose jūs. Iki.